Visiems labą dienelę. Šiandieną su Valeriju nusifilmuosim vieną pamokėlę. Imituosim labai trumpą egzaminą. Prieš tą ženklą, kur draudžiama važiuoti, suksimės į kairę. Gerai? Važiuojam. Galim ir čia jau. Tai jūs pradėsite egzaminą nuo maždaug šitos vietos. Pradžiai apvažiuojate aplink regitrą. Į kairę važiuosim. Biškį dešiniau ir į kairę. Posūkį nepamirštam. Pasižiūrim, kad nieko nėra iš dešinės. Gerai. Tai va, pradžiai mes pasimėginam automobilį. Apvažiuojam aplink regitros pastatą. Greitis nepamirštam 20, antrą pavarą, viskas ok. Ir į kairę važiuosim, rodom posūkį kairę ir žiūrim iš priekio, kad nebūtų automobilių. Jeigu yra laisva, galim iškart į pirmą juostą važiuoti. Į pirmą juostą. Čia yra pirmą juostą. Gerai. Svarbiausia ramiai, neskubėti. Jeigu būtų pirmą juostą užimta, mes galim drąsiai į antrą juostą važiuoti. Čia yra vienpusės eismas, į vieną pusę eismas eina. Ne, liekam čia. Nereikia trečios poros, antrą pavarą atgal. Dėl to, kad yra aikštelė. Aikštelė greitis nedaugiau 20. Antrą pavarą. Gerai. Trečią pavarą aikštelė nevažiuojam. Ir sustojam prie bordiūro. Norint sustoti, visi turi žinoti, reikia jungti posūkį. Sankabą pradžią ir gražiai sustojam. Tai vat, vienas iš dažniausių klaidų, kad mokiniai stodami prie bordiūro nerodo posūkį. Čia bus užduodami 3 klausimai, į kuriuos mes atsakę pradedame egzaminą. Gerai, pradedam važiuoti. Pradedant važiuoti. Atsiprašau, čia galima stovėti prie bordiūro. Taip. Ir galime rakt. Nereikia. Tiesiog ratai tiesiai. Pradedant važiuoti būtinai posūkiai, veidrodėlis per medį. Tai čia gali būti pirma klaida, kad nerodom posūkį pradedant važiuoti. Ratų nereikia niekur susukti, tiesiog gražiai sustojam ir viskas. Gerai. Ir va čia suksimės į kairę. Jeigu mašina per greit važiuoja, tai sankabą išminti. Nereikia pavarų junginėti, tiesiog su sankaba. Tiesiog jeigu per greit, stengiamės prieš posūkį geriau išminam sankabą ir paskui vėl pabiškutį leidžiam. Ir netampys mūsų taip. Tai va, pravažiuosim tokį paprastą maršrutuką. Aišku, vieniems gali būti paprastas, kitiems gali būti ir labai sudėtingas. Kai išvažiuosime iš aikštelės, mes važiuosime į kairę, o paskui sankryžoje į dešinę. Ir stengiasi, jeigu jau biški kas sankabą išmink, jeigu matys, kad tempėte. Gerai, rodom posūkį kairę, išmink sankabą, posūkis dar kartelį, žiūrim, nieko nėra ir važiuojam. Ir iškart pirmą juostą. Gerai, ir sankryžai važiuosime į dešinę. Čia trupučiuką yra pakeitimų, šiek tiek perė patraukia ant mūsų, todėl mes jau už perėjos telpam. Viena mašina už perėjos stovėti telpam. Į dešinį posūkis dirba. Ir mes galim privažiuoti tenais už perės atsistoti, nes ten puikiai yra, nes perė biški traukis ant mūsų čia. Dešiniau, privažiuojam arčiau, taip kad mūsų mašina nestovėtų ant perės. Dar arčiau biškutį. Dar arčiau. Gerai. Pavarą išjungta, koja nuo sankabos ir palaukim šiek tiek, ne? Jeigu priekė čia apsisukinėtų automobilis, mes jį praleisim. Žiūrėk, nieko nėra? Važiuojam. Ir važiuojam. Tai va, čia biški pakeitimas yra su ta perė, šiek tiek patraukiant tos. Šiaip į gerą pusę tas pakeitimas, nes seniau perė buvo prie pat kelio ir būdavo labai sudėtinga žiūrėti, stovėti. Tai dabar daug lengviau yra stovėti už perės. Gerai, ir mūsų leistinas greitis čia yra 50, nuo 45 mes jungiam 4 pavarą ir važiuojam apie 50. Šiaip geriausia kem 8, kem 7 laikyti, nes lygiai 50 laikant mes galim viršti greitį. Viršti greitį galim nedaugiau kaip 50, jeigu biškį viršiam, tai tik mažą klaidelę. Jeigu mes viršiam 10 km/h greitį, jeigu dabar važiuotų, tarkim, 60, jau būtų kritinė klaida. Per lėtai irgi važiuoti negalima, tai ne mažiau 15 km/h. Tai jeigu mes dabar važiuotume 35, tai vat gautume kritinę klaidą už per lėtą važiavimą. Tai vat maždaug greitis kem 8, kem 7. Šiaurės prospektas čia yra. Mes važiuosime į dešinę sankryžoje. Taip, mums reikės persirikiuoti. Viena iš dažniausių klaidų reikiuojantis, kad mokiniai nežiūri. Tai čia irgi Valerija nežiūri. Tai būtinai veidrodėlis per petį ir tik tada reikiuojas. Lėtinam iki 20, nedaugiau. Antrą pavarą ruošimės, antrą pavarą. Ir matom regitros mašinėlę. Ir sukat į dešinę, tada į dešinį galvą pasuk, pažiūrėk, ar nėra dviratininkų.
Ir labai svarbus ženklas, kad gyvenama zona. 20. Jo, 22 pavaradai būna ir nedaugiau 20. Greitį prisikontroliuojam. Priekį matom, kad mokyklinė darys T formos sankryžą. Jinai dabar daryti užduoties negali, jinai turi laukti, kol mes pravažiuosim. Bet jinai daro ir tiesiai bordiūrą trenkėsi, matai? Jau yra labai blogai. Viskas. Jo, pereik kairiau. Bet jinai dvi klaidas padarė. Tai visų pirma, kad mes esam gale darę užduotį ir kitas, kad bordiūrą palietė. Negazuok. Atgal. Neviršyk greičio. Čia mašina. Viskas gerai, bet neviršyk. Išjunk posūkį. Posūkį. Pavarotnikim. Tiesiai važiuojam. Nepamirštam posūkį, nes jeigu posūkį mes neišjungsim, mes galim suklaidinti kitą vairuotoją ir jisai gali pagalvoti, kad mes suksim į dešinę. Todėl, kai apvažiavam kliūtį, nepamirštam išjungti posūkį. Ir apvažinėjant, stenkis geriau greičio neviršyti. Okay. Čia padarysime mes T formos sankryžą. Gerai, Valerij, sustosim prie bordiūro tenais ir gražiai galų įvažiuosime. Gerai. Visus perspėjom, rodom posūkį į dešinę. Ir važiuok į priekį tol, kol rasi bordiūrą per vidurdienį. Matai bordiūrą? Matas? Jo, matą. Gerai. Įsijungiam atbulinę pavarą. Jung atbulinę. Jeigu reikia, veidrodėlį leidžiamės. Jeigu nereikia, nesileidžiam. Jau čia jūsų reikalas. Ir jeigu nieko nėra, važiuojam. Prieš važiavimą atgal būtinai pažiūrim per veidrodėlius ir būtinai atsisukam per petį, per galinį stiklą pažiūrėti, ar tikrai nieko nėra. Mes užduotį darome gyvenamai zonai. Tai reiškia, mums reikia daugiau darytis, ne tik į bordiūrą. Arti nevažiuok. Ne tik reikia mums bordiūrą darytis, bet reikia žiūrėti ir kad nebūtų vaikų, žmonių visokių, su šuniukais, dviračių ir panašiai. Tai kuo daugiau žvalgybos. Ir labai arti bordiūrą nevažiuok, nes tu taip rizikuoji. Nes jeigu mes nors trupučiuką paliečiam bordiūrą, čia egzaminas mūsų ir baigėsi. Įvažiuojam taip, kad netrukdytume mes važiuojantiems automobiliams kelyje, ir jeigu ką žmonės, kad praeitų. Užtenka. Ačiū. Ir išvažiuojam į kairę. 90%, kad jūs važiuosite gyvenamą zoną. Nepamirškite. 90%. Tuoj pasakysiu, kokia dažniausia klaida būnant. Šiaip palaukiu. Čia, aišku, matom automobiliai, čia nei vienas nevažiuoja ant 20, visi lekia ir šitą gatvę labai yra mėgstama policijos, labai dažnai reiduoja greičius tikrina ir negalima gyvenamų zonų lenkti, tai labai dažnai irgi lenkia mus. Pagal taisyklės čia mes vienintelį ko gero važiuojam. Tai va, Pakruojo gatvė, nepamirškit, kad labai pavojinga yra. Gerai, važiuojam iki pat galo ir paskui dešinę. Tai va, atsimenat, sakiau, pasakysiu kokią dažniausią klaidą, tai va dabar Valerijus ją ir padarė, viršijo greitį. Pamiršo, kad gyvenama zona. Nedaugiau 20 Valerijui. Tai va, čia dažniausia klaida yra, kad mes atvažiuojam gyvenamą zoną, padarom kažkokią užduotį, kaip dabar T forma, ir tada dažniausiai, kad pamiršta ir per gazą ir viršijam greitį, ir taip dažniausiai čia gauna kritinę klaidą. Tai atsiminkit šitą ir nekartokit mūsų klaidų. Geriausia mokytis, aišku, iš savų, bet jeigu galima ir iš svetimų klaidų. Mes į dešinę važiuosime, matom pilną mokyklinių, matom ženklą, kad gyvenama zona čia ir baigėsi, matom ženklą, kad yra perėja, tai kai važiuosim, žiūrim, kad ant perėjos nestovėti. Rodom jau posūkius, sankabą išmėm, arčiau perėjos, posūkiai dirba. Gerai, privažiuojam arčiau, už perėjos vieną mašiną kalbą. Posūkiai dirba, gerai. Ir šiek tiek dešiniau. Ir kantrybė reikės šiek tiek palaukti, nes pilno automobilių, tai reikia kantrybės. Powerą išjungiam, koją nusankamos. Posūkį nereikia išjungti, posūkį jungiam. Ir trupučiuką palaukim, gerai, kol bus geras startas. Nereikia čia mums niekur skubėti, mes negalim taip užkišti, kad žmogus per mumis pristabdytų. Todėl geriau neužkišti. Labai gerai. Ir važiuojam tiesiai. Toliau reguliuojamai sankryžai į dešinę važiuosime.
maršrutų, aišku, yra visokiausių, įvairiausių ir taip toliau. Tai mes visada atkuriam maršrutus tokius, kur mokiniai papasako, kaip važiavo. Tai mes tiesiog pravažiuojam ir nusifilmuojam. Taip yra kitiems geriau mokytis ir šiaip labai daug mokinių žiūri video pamokas ir važiuojam. Ir tikrai padeda, nes galim, sakau, sulėtinti, vaizdą atsukti, power antrą, prieš paskui, kuo dešiniau ir persikėjom. Per petį nepamirštam žiūrėti. Jeigu jūs per petį nežiūrėsite, tai jūs jau būsite savo egzamino nuosprendį pasidarę. Tai vienas iš pagrindinių dalykų rikiuojantis, veidrodėlis ir per petį. Nežiūrit patys, kad perspėjim. Nes labai svarbu, tada, kai mes žiūrim per petį, mes parodom aukštą klasę. Taip, mes esam Kretingos gatvėje. Kai bus šviesoforas, Valerij, mes važiuosime į kairę. Gerai. Arba kitaip, reguliuojama sankryžai į kairę. Gerai. Antrą powerą ruošimės. Antrą powerą. Ten sankryžą yra, važiuojam antrą powerą. Įvažiuojam į vidurį sankryžos. Įvažiuok į vidurį sankryžos. Ir sustosim praleisti mašinas iš priekio. Va čia sustok. Gerai. Pasirašėm pirmą powerą. Ir kai pasirašėm pirmą powerą. Ir žiūrim šviesoforą, pradėjom ir sėti, jeigu užsidega raudonas, mes turim dabaigti. Ir važiuojam. Turim dabaigti. Ir aišku, važiuojant į kairę, nepamirštam pažiūrėti žmonių, ar nėra per petį. Jeigu būtų žmonių, suktis griežtai draudžiama, mes užblokuoti kelią negalim. Gerai. Važiuojam tiesiai. Važiuosime mes iki pat galo, paskui, Valerij, mes važiuosime į kairę. Čia irgi tokia viena iš tokių sudėtingesnių sankryžų. Per anksti paskui, nes pagalvos, kad į kiemą važiuoja. Važiuok arčiau kelio. Jo, bet paskui per anksti nerodyk, nes kad nesumaišyti. Ir ten toli tos mašinas, nors gerai ir sustokim. Šiaip būtume spėję, bet palaukim. Dabar žiūrėk, kai ten važiuosi tiesiai, reikės važiuoti kuo kairiau, nes bus greitėjimo juosta ir paskui gražiai persirikiuoti. Na ir palaukim šiek tiek gerai, kol visas mašinas suvažiuos. Tai šitą vietelę irgi siūlyčiau atsiminti, nes jeigu nesat važiavę su savo instruktorium, tai kad žinotumėt, kaip važiuoti. Iškart tenais, kad tiesiai varysim į pirmą juostą važiuoti, jokių būdų negalim, nes jeigu yra greitėjimo juosta, mes ją privalom įvažiuoti. Antrą powerą. Gerai. Ir dabar kuo kairiau. Į bordiūrą tarkim važiuok. Gerai. Ir gražiai persirikiuojam. Aha, persirikiuojam. Tik rikiuojantis trečią powerą. Jo, tai rikiuojantis nepamirštam ir per petį žiūrėti. Ir jeigu nieko nebus, dar kartelį persirikiuojam. Nes mes turim važiuoti vis dar dešiniau. Jo, veidrodėlis ir per petį. Gerai. Valerij, dažniau per petį žiūrėk, nes nematau žiūrėjimo per petį. Ne, čia yra tavo klaidos, nes vis dar reikia priminti, stenkis, žiūrėti. Nes turim akivaizdžiai žiūrėti per petį. Gerai. Mes visą laiką važiuosime tiesiai. Regitros egzaminas iš mokinių protokolo, kiek žiūriu, dažniausiai trunka apie 35 minutės vidurkis. Nors ten rašo 5 minutės, bet šiaip vidurkis 35 minutės. Tai šiaip tikrai nėra daug. Mokinys gali važiuoti maždaug iki valandos, tai be klaidų. Kai viršia jau valanda, tai jau prasideda nuovargis ir automatiškai jau pradeda daryti visokias klaidas. Čia iš tokio pastebėjimo. Prieki matom autobusas, jisai mums yra didelė grėsmė, nes jeigu jisai būna kartais, kad jisai važiuoja į stotelę ir staigiai iš jos išvažiuoja, jeigu nėra žmonių. Tai žiūrėkit, nes su tais autobusais dažnai irgi kliūnam per egzaminus. Čia galima važiuoti 50,
gavote šulinį, nieko baisaus, nes neišvengsime tų šulinių čia visų. Aišku, jeigu ten labai jau skaudi duobė, tai būtų gerai išvengti. Bet šiaip, mes tikrai neturim tokių sugebėjimų, kad čia išvengtume visų duobių šulinių. Bet stengtis reikia. Toliau, Valerija, mums bus šviesaforas, mes į dešinę važiuosim. Gerai. Matom, į autobusą lipa žmonės, viskas ok. Važiuojam. Ir šviesaforą mes į dešinę. Lėčiau, sakam antrą powerą, su laisvą powerą mes negalim važiuoti posūkį. Ir sukant į dešinės, dar turim pažiūrėti ar dviračiai. Labai svarbu ženklas gyvenimo zona. Taip. Tai reiškia, greitis yra nedaugiau 20. Tai čia irgi labai dažnai atvažiuoja šitą vietelę, tai mes jau čia turim atmintinai žinoti. Važiuojam tiesiai. Jeigu prašytų po dešinę parkuotis, yra ženklas, kad parkavimas yra tik tais priekiu. Taip, kad jeigu mes parkuotume tik priekiu. Kur nors tarp linijų, Valerija, priparkuok, gerai? Gerai. Lėčiau. Ir čia, kai parkuosim, stenkis bordiūro neliesti. Šalia privažiuot, bet taip, kad nepaliesti. Aišku, toli irgi negali būti, žinai. Bagiai? Taip. Ir rankinės, jeigu bagiai užduoti. Patikrinam. Gerai, puikiai pasitėjau automobilį. Jeigu, pavyzdžiui, šitoje užduotyje niekada neskubėk iškart rankinį trauk. Geriau per vidurdėlius nusileidi, pažiūri, ar tikrai esi tarp linijų ir tik tada rankinį trauk. Jeigu taip atsitiko, kad atsistojam ant linijų, nieko baisaus, galim pavažiuoti atgal ir vėl įvažiuoti į užduotį. Tai va, čia yra priekinis parkavimas. Dabar žiūrėk, atbulinių į dešinę ir važiuojam tenais. Gerai, posūkį dešinę pamiršk. Ne, į kairę, į dešinę. Aha. Ir žvalgomės, atbulinių važiuojant, nepamirškim, kad mes esam visada kalti, ne? Tai todėl mes turim visada visus praleisti. Labai gerai. Ir važiuojam tiesiai. Tai va, padarėm priekinį parkavimą. Ir dabar žiūrėk, Valerija, mes sustosime prie bordiūro ir apsisuksime. Dar važiuok, dar daugiau čia, nes ne čia, sustok ten toliau biškai. Tenai sustok prie bordiūro. Stojant prie bordiūro, dar Valerija, tenai sustok. Dar važiuok į priekį, dar į priekį. Posūkį reikia rodyti. Kad nori sustoti. Posūkį dešinę. Valerija, posūkį rodyti. Va taip, norint sustoti, pradžioje yra rodomas posūkis ir tik tada sustojam. Dabar apsisukam. Riboto ploto kiemelis. Gerai. Ne, net bulinė. Ne, pirmą powerą. Posūkis į kairę, žiūrim priekį, gal jeigu nieko nėra ir apsisukam. Ribotam plote svarbiausia yra neliesti bordiūrų. Nes jeigu mes nors biškį turim kontaktą su bordiūru, egzaminas yra baigtas. Toliau viena iš dažniausių klaidų yra, kad mokiniai nerodo posūkių. Dar viena iš dažnesnių klaidų yra tada, kai mokinys sukinėja vairą vietoje. Tai irgi čia vairo vietoje nesukinėjam, automobilis turi šiek tiek judėti. Jeigu jums nepaėjo iš pirmo karto padaryti, nieko baisaus, važiuokit dar kartelį atgal ir tada padarysim užduotį normaliai. Tai va, tokie pastebėjimai. Čia matai, kolegos irgi daro priekinį parkavimą. Gerai. Tai va, dar kartelį noriu priminti, kad esam gyvenamoj zonui, tu atsiminiai, jau galvojau, kad spausi per gazą, bet tu puikiai susitvarkiai su užduotimi. Tai irgi viena iš dažniausių klaidų, kad padaro visas užduotis puikiai ir per gazą. Ir tada neišlaiko. Gerai. Mes reguliuojamų sankryžoje važiuosime tiesiai tenais. Tai va, gyvenama zona baigėsi ir mes važiuosime tiesiai. Jeigu mes važiuotume į dešinę ir, tarkim, nebūtų to autobusiuko, yra lentelė tokia. Nepamirškit, kad dega raudonas, mes privalom sustoti kaip prie stop ženklo ir galim važiuoti į dešinę tik tai su ta sąlyga, jeigu niekam netrūkdo. Dažnai būna, kad mokiniai per egzaminus, kai dega raudonas, yra lentelė, jie nesustoja ir taip gauna kritinę klaidą. Mes tiesiai važiuosim, paskui nereikės, mes tiesiai.
Va tokias dažniausias klaidas. Su tom lentelėm žaliom irgi atkreipkite dėmesį, nes būna, kad dažnai susimauna. Važiuojam. Paskui jį važiuojam. Gazą, važiuojam. Mums nieko praleisti nereikia, nes mes važiuojam tiesiai. Bet tas BMW turi mus praleisti, nes jisai važiuoja į kairę. Koks ženklas greičio? 40. Taip, zona 40. Seniau kažkada buvo čia gyvenama zona, tai pakeitė ženklą į zoną 40. Nejungiam ketvirtos, su trečią pavarą mes važiuojam. Ketvirtą pavarą nuo kem 5. Jo, kojos ant sankabos nelaikom, patraukiam ją į šoną. Ir va prisižiūrim greitį. Perės skanuojam iš toli. Rekomenduojama visada pamačius perėją patraukti koją nuo gazo, įsitikint, kad nieko nėra ir vėl važiuoti. Rekomendacija. Mes važiuosime iki pat galo, paskui dešinę. Va, matom ženklas, kad zona 40 eina į pabaigą, ten matai. Labai gerai, kad pasižiūri, kas vyksta už tavęs. Karts nuo karto Valerijus apžiūri veidrodėlius, kas paskui važiuoja. Tai irgi karts nuo karto nepamiršti tai padaryti važiavimo metu. Apvažiuojam kliūtį, poskis, apvažiuojam, poskis, power, važiuojam. Visi čia kažką čia bando daryti. Aha, ir atgal grįžtam. Ir sankryžai važiuosime į dešinę. Rodom poskis. Jeigu būtų automobilių, sustotume prieš perį. Jeigu nieko nėra, važiuojam. Labai gerai. Nu, va, pabiškai, mums lenda saulutė jau. Perė, žiūrim, ar nieko nėra. Šiaip saulė nepadeda vairavime, jeigu kam, nes labai akina. Ir važiuojam. Mokiniui rekomenduoju žiūrėti video, nes, sakau, tikrai padeda ir yra vietų, kur nebuvo, tarkim, su instruktoriu ar su šeimos nariais ir tikrai, tikrai padeda. Žmonės atvažiuoja iš Vilniaus, jie niekada net nebuvę čia Klaipėdoje, nesimokė vairuoti, nes, tarkim, randa Klaipėdoje greitesnį vietą, ne? Tai iš Vilniaus atvažiuodami, jie iš video realiai susipažįsta su miestu ir išlaiko egzaminus. Ir jau buvo ne vienas kartas, kad man parašo žinutę, labai ačiū, jūs man labai padėjot, bet mes nei kart nesusitikę buvom. Tai vien iš video žmonės sugeba išlaikyti egzaminus, tas vietas pažinti. Tai labai džiugu. Toliau trupučiuką tokios bendros informacijos, su ko tenka susidurti mums mano srityje. Noriu papasakoti dėl teisių, ne? Jūs, kai gausite vairuotojo pažymėjimą, jūs gaunate 3 metams vairuotojo pažymėjimą. Nesugalvokite keistis vairuotojo pažymėjimo po 3 metų. Kai sueina terminas 2 metai, mes vairuotojo pažymėjimą keičiam iškart net negalvoja. Todėl, kad papuolam į tokius pastus, tarkim, jeigu kokį nusižengimą turim ir panašiai, ir suprantat, po 3 metų gali jums baigtis terminas, nes jūs nuo nusižengimo turite išklausyti papildomus kursus, prasižengusius ne vėliau kaip per metus laiko. Ir labai dažnai pasitaiko mokinių, kurie tempia iki paskutinės minutės ten teisės pasikeisti ir paskui eina pasikeisti teisės ir jiems teisių nebeišduoda ir reikia teisės laikyti iš naujo, nes jie neišklausė kursų. Todėl mano patarimas visiems, kurie išlaiko teisės, nedarykit tos klaidos, nes jau turėjau ne vieną atvejį ir patariu taip nepapulti. Valerij biškai greičiau važiuoja, duok gazą, jum 4. Tai vat. Jeigu padarėt nusižengimą, būdami klevas, nepamirškit prasižengusių kursų. Ne vėliau kaip per metus. Ir netempti paskutinės minutės, nes būna, kad į terminus neįsitenka ir teisės tenka laikyti iš naujo. Persirikiuojam kairiau, važiuosime į regitrą. Persirikiuojam. Gerai. Per petį norėčiau, kad pažiūrėtum. O, gerai. Super. Tai va, ir mes važiuosime į kairę, važiuosime į pačią regitrą. Perėjai, žiūrėjau, nieko nėra, net saulė tai žiauriai akina, nieko nėra, ne? Viskas ok. Čia nestabdom dar greičio, tam yra skirta lėtėjimo juosta. Tai kai mes persirikiam ir lėtėjimo juosta, tada greitį ir lėtį.
Tai vat, parašykit komentarę, ar lengvas čia mūsų maršrutas buvo, ar sunkus. Normaliai. Normaliai, ne? Biškį arčiau, maždaug dar biškį priekį ir žiūrim, kad iš priekį nieko nebūtų. Aišku, nepamiršėti žmonių, kad nebūtų, kai važiuosi. Ir kadangi Regitrą važiuosime, tai iš karto važiuok į pirmą juostą. Ir važiavam, ne? Žmonių nėra, mašinų nėra ir važiavam. Svarbu kantrybės, neskubėti, jeigu yra pilna mašina, į pirmą. Iš karto į pirmą, Valerį iš karto į pirmą. Ne, jeigu tu per perrikiuojas, čia jau kritinė klaida. Jo, tai mums reikia tiesiog iš karto į pirmą. Gerai, sukam į dešinę. Ir dabar pažiūrėkit mūsų grįžimą, irgi dažnai mokiniai važiuodami Regitrą pradeda čia painiotis. Mes dabar žiūrėk, pasuksim į dešinę, o paskui į kairę. Ne? Tau nereikia niekur rikiuotis, tave tiesiog juosta veda į antrą juostą. Va taip, gražiai čia važiuojam, be jokių poskų nereikia. Poskis dešinę dirba, viskas ok. Ir dabar tik tai poskis į kairę, kad sukam į kairę. Nu. Tai va, žodžiu, pravažiavom tokį lengvą maršrutuką, parašykit komentaruose, kaip jums atrodo, lengvas ar sunkus, ir tada iki sekančio karto.